Labadiena, sveiki atvykę į mūsų meilės ir dienos šventę. Norėtume Jūs pasveikinti su nuostabia meilės diena, su Valentino diena. Tokią nuostabią progą norėtume Jumis palinkėti, kad niekada nebūtumėt vieniši. Dabar pasitikime Valdemarą. Labadiena. Norėjau pasveikinti su artėjančia meilės diena. Mano mintys žaidžia slėpynės tarp žvaigždžių. Ar norėtum tu pagauti porą jų? Tau būtų smagu su viena pašoktum tango meilės ritmu, o kita nuskraidintų į karalystę sapnų. Su trečia tiesiog gulėtum žvakių šviesoje ir prie skambančios gitaros jaustumei mane. Bet pirmiausia reiks išmokti plačiai skleist sparnus. Pakilimo takas laukia kaip atviras dangus. Degančios mintys ir svajonės, tavo norai ir sapnai. Kelias nušvito, ruoškis kilti, šitas startas į naują viltį. Degančios mintys ir svajonės, tavo norai ir sapnai. Kelias nušvito, ruoškis kilti, šitas startas į naują viltį. Naktį miesto gęsta šviesos, atskrenda sapnai. Tavyje pakilo noras skristi taip aukštai. Tu priėjusi prie lango pamatei mane, beskraidydamas padangėj. Aš šaukiu tave. Degančios mintys ir svajonės, tavo norai ir sapnai. Kelias nušvito, ruoškis kilti, šitas startas į naują viltį. Degančios mintys ir svajonės, tavo norai ir sapnai. Kelias nušvito, ruoškis kilti, šitas startas į naują viltį. Dangus sumoji lyg sparnais, tu pakilai taip lengvai lyg pūkas, savo ranką man davei. Skrisim mes aukštai, degančios mintys ir svajonės, tavo norai ir sapnai. Kelias nušvito, ruoškis kilti, šitas startas į naują viltį. Degančios mintys ir svajonės, tavo norai ir sapnai. Kelias nušvito, ruoškis kilti, šitas startas į naują viltį. Dėkojame Valdemarui. Šiandien kviečiame visus dalyvauti Nežinomos televizijos filmuojamo laidoje Būk mano meilė. Sutikite laidos vedėjus.
minčių laida ieškantiems meilės ir šilumos. Mūsų studijoje 3 nuotakos ir jaunikis. Mūsų jaunikis rytietiško kraujo Bimbadenas. Prašome į studiją, Bimbadeną. Bimbadenai, kas jūs atlydėjo į studiją? Mane didėjo 3 žmonos. 3 žmonos, mes nebuvome informuoti. Na taip, 3 žmonos. Mano Harareimoje yra pilna raidžių. Mane tėvas išauklėjo, kad Harareima būtų pilna abecėlių. O kokiegi jų vardai? Na pavyzdžiui šita čigonė, A nosinė, a ta Z ir Ž. Na, ką galėtumėt papasakoti apie savo gyvenimą? Mano gyvenimas pilnas nuotekų. Pavyzdžiui, prisiminkime, mano tėvas Osama bin Ladenas pražudė tiek daugelį žmonių. Rugsėjo 11 įvykiai, 2 nukai bokštai, ragas, viskas. Labai išradinga, o ką galėtų pasakyti žvaigždės apie mūsų nuostabųjį Bimbadeną? Na, ką galiu pasakyti, ponas Bimbadenai? Jūs gimęs po laimingą žvaigždę, jums tikrai sekasi. Tačiau... Aš žinau, kad man sekasi, man nereikia to minėti, ačiū, viskas. Tačiau bėda ta, kad neaišku, kuri ta laimingoji iš tiek 1000 milijonų. Tikimės, kad tai nemilžiniška kometa skriejanti savo globotinį. Tokiu atveju mums visiems galas. Oi, negąsdinkit taip. Ką pasakys mūsų psichiatras Pauliukaitis? Na, ponas Bimbadenai, galiu jums pasakyti tai, kad išstudijavus jūsų smegenų rengeną, pastebėjau labai įdomų dalyką. Ne, nebijokit. Jūsų smegenų erdvėje nėra jokios vakuuminės erdvės, nėra jokių siūlų, tačiau jūsų smegenys sudarytos iš labai daug labirintų. Ir kiek bandžiau juos išspręsti, visi jie išeina pro ausų būgnelius. Tad, jeigu nenorit nuprotėti, užsikiškite ausis. Vyteni, ką tu man sakai? Man užsikišti ausis, tu žinai, kas tavęs laukia palaidos? Paplokite mano pagalbininkams už nuostabius pastebėjimus ir patarimus. O dabar į studiją kviečiu pirmąją nuotaką Zofiją iš Pagirių kaimo. Sveika, Zofija. Labas. Kas jūs palydėjo šiandieną į studiją? Šiandien mane atlydėjo mano draugė Ona. Labas vakaras, labas vakaras. Ką galėtumėt papasakoti apie savo gyvenimą? Nu ką aš galiu papasakoti, karvės melžiu, kaime gyvenu, sukuosi viskuom, nu tai ką aš tau daugiau galiu pasakyti? Nu turėtų matytis iš mano išvaizdos, kaip aš atrodau ir kokia aš esu. Na, o ko jūs atvykote į šią studiją? Atvykau susirasti savo vyrą, kuris man padėtų ir kalves melžti, ir ūkyje, viską pagelbėtų, nu viską padarytų, suprantai, ko aš negaliu daryti. A, tai palauk, kur mane padėsi? Tai kam, aš tu tebe reikalingas, tu čia vyro atvažiavai ieškotis, aš šiaip darbiningo kokio. Nu vyra, kam tu man draugė tada būsi reikalinga? Nu tai viskas. Na, mūsų studijoje visada jaunikiai, vyrai būna nepėsti. Mūsų, kaip matote, jaunikis nuostabus, Bimbadenas. Ką galėtų pasakyti jūsų meloji draugė Ona apie jūs? Oi, Zofikė, atsistok dabar. Dabar atsistok, kai pasakysiu, pažiūrėkite mergaitę. Klausyk, tu berniuk, pažiūrėk į ją. 9 mergaitė išpino putos plaukus. Rankikės. Melžia karves, viskas čia normaliai yra, pieno daug turim, labai graži mergaitė. Labai tu žiūrėk, žinok, pasirenk teisingai. A, klausyk, kad čia mes ne ūkininkas ieško žmonos, ar ne toj laidoje esam? A tai kokią tu čia anketą pildai? Nu ką, žinau, pamačiau ten nelanka, kad va čia laidos yra, tai sakau, reikia televiziją papuoš tokią save parodyti, tave parodyti kartu, žinai, tai užpildžiau, nu. Draugė, čia laida Būk mano meilė. Draugė, tu man rodos čia gėdas, tik tai pridarysi. Nu kokią daug gėdą, pažiūrėk, kokią gėdą, pažiūrėk, kiek daug žiūrovų, kamera va čia va kažkur mačiau, da filmavo viską, va, pažiūrėk, koks draugs gražus ir normaliai čia, žinok, išsirinksim neblogą. Gal ko nors norėtumėt paklausti mūsų Bimbadeną? A tu man karvę nupirksi, jeigu mane išsirinksi? Bet
Bet žinok, su viena tai nieko neapsėsi, reik, žinok, kelių karveikių. 100 karvių, klausyk, draugą, pagalvok, 100 karvių, pažiūrėk, be barzdikės, viską, nors tikiu, kad su barzda bus, tai viską su tais sakinukais normaliai. Bet jeigu vieną kartą melšim, tai jam į pieną prikristų plaukų, tai jį reikės ar taip skusti. Tai nuskusim, draugė, aš baigiau kirpėjo, žinau, kursus, mes nuskusim tuos plaukus į barzdą, viską, kad tik neprikristų. Nežinai, į pieno žvaigždės priduodam pieną, viską, gaunam pinigą, už kurį paskui baton perkam, tai ką būtų šviežas pienas ir neprisklaidytų te visko. Na, paklausykime, ką apie Zofiją mano žvaigždės. O žvaigždės sako taip, kad jūs esate moteris ir ne šiaip moteris, o puikiai moteris. Jūs esate gimus po laimingą žvaigždę. O po kokią žvaigždę, atsiprašau, kokią? A pieno žvaigždės atvaro? Pieno žvaigždės, normaliai pieno žvaigždės, sakė, tai gerai yra, žinau, gerai. Nu čia tai geras! Na štai patys matot, kad žvaigždės niekada nemeluoja, beje, gimusi po labai retų kibiro žvaigždžių. Tu girdė čia Tai manau viską pasako, perduotų žodį docentui. O dabar klausykit, vyras šneka, kad šitas geresnis buvo, pažiūrėk į jį. Tu patylėję kūną, blemba. Aš pasakysiu labai trumpai ir labai aiškiai. Mergaitė iš kaimo tai tikrai išsikels, bet kaimas iš jos tai nelabai. Kai buvai kaimietė, taip liksi karočią. Nesvarbu, kur eisi, bet liksi kaimietė draugė. Na visai įdomiai mūsų specialistai pasidalino savo išmintimis, o dabar laikas atėjo ir staigmenai. Prašome į scenos priekį. Bet jeigu, žinai, kiekvieną rytą aš tau pažadu pieno, tai tikrai bus. Dziękuję. Ačiū už nuostabią staigmeną, prašome eiti tamsų kambarėlį. Na, Bimbadinai, kaip jums mūsų pirmoji nuotaka? Nu žinot, mano Irake šaly nėra tokios kaimytės. Trūksta man tokios. Nu gerai būtų, ryte atsikeli, šviežias pienas, ko tik nori. Dar kaimėtė turėtų sūrį mokėt padaryti. Viskas very good, good very. Na tai aš skelbiu muzikinę pertraukėlę ir kviečiu į studiją Mylitą. Paplokite.
toliau ir į studiją kviečiu antrąją nuotaką Sandrą iš Kauno. Plokitės. Sveika, Sandra. Nu labas, Kas jūs atlydėjo? draugas, Ko jis vardu? prisistatyk. Algis. Algis. Na, ką galėtumėt papasakoti apie savo gyvenimą? Turiu savo verslą, esu Apie- verslininkė. Apie jį plačiau? Na, viskas vyksta labai paprastai. Verslas yra vykdomas naktį. Įsirenki mašiną, aišku, bėgi su draugu, pasiemi draugo kumštį, daužai langą, bet taip lengvai. Užmagės ir tada bėgi tam, tiesiai toli, žinai, ir tada jau prie Vilijampolės turgaus pardavinėti. Ar tai jums netrukdo asmeniniam gyvenimui? Ne, nes verslas naktį, tai, žinai, dieną galima dar daug ką nuveikti. O tai čia skaitosi jūsų darbas ar laisvalaikis? Verčiu, greičiau gyvenimo būdas. Supratau, na, paklausykime, ką apie jūs mano žvaigždės. O žvaigždės apie mane dar ir kažką mano? O žvaigždės sako taip, kad jūs būsite labai paslaptinga, kad aplinkui visi galvos, suks galvą ir galvos, ar kartais nelaimėjote loterijai ir rengėtės į Seimą. Laimėjau, tikrai laimėjau. O ką nors dar gali pasakyti Paulikaitis? Apie šią nuotaką aš nieko negaliu pasakyti. Teisingai, geriau nieko Na, nesakyti. Sandra, gal norėtumėt ką nors paklausti mūsų jaunikio? Norėčiau. Klauskite. Ar pinigų daug turi? Daug pinigų turiu, daug vienas pasaulis yra mano. Tai čia pinigų pasaulis ar tik pasaulis? Pasaulis, verslas, viskas, lėktuvai mano. O kokią valiutą pas tave? Eurai. O kodėl ne doleris? Euras vertingesnis negu doleris, ką jūs šnekat visai. Atėjate laiką, nežinau, kas yra euras. Tai aišku, kad ne, tai palauk, tai aš galvau, man čia paaiškins. Visai tu magės litės stumdai. Valstybės eurai margesni. Centais, o ne litais. Kokiais centais? Baltais. Štuką centų ėmė už magę. Taip, štuka baltų centų. Daugiau vietos užima. Na, gal galėtų ką nors papasakoti apie jūsų draugas? Kategoriškai, ne. Bijo. Kaip ir visada norėčiau paklausti, ar jūs tikite meilį iš pirmo žvilgsnio? Tik iš antro. Tik iš antro? Taip, nes dažniausiai Neįtikėtina. pirmas būna paskutinis. Na, ir laikas atėjo staigmenai. Prašome pristatyti savo staigmeną, prašome scenos Ateik priekį. padenai. Čia tau dovanų, palaidos gražink Lėktuvą. į motorolerį. Ačiū, mažulė. Lyg pasisveikim. Ačiū už nuostabią staigmeną, prašome įti kambarėlį. Jūs esate viešoje vietoje ir prašome išeiti į kambarėlį. Nu, neįsiu, kodėl aš turėčiau įtą, kokia jų laida, jis mane išvalo. Apsauga, prašau išveskite Sandrutę iš... Kokia apsauga dabar, Sandra, ne Sandrutė? Prašome įti tamsį kambarėlį. Na, Bimbadenai, kaip jums mūsų antroji nuotaka? Na, mano antroji nuotaka nėra labai gera. Suprantate, mano hararemui nereikia huliganių. Ta huliganė, grina valkata, koks verslas iš magų. Pamirškitai, nežinau, kas yra euras, atsiprašau. Gal jūs- Viskas, pamirštam tokias nuotakas, užtenka. Gal jūs jos įsigandote? Aš įsigandau, jūs gal nežinot, kad mano lėktuvą pagrobė. Mano tėvas, aš žinau, kad mano tėvas miręs po žemė miega. Bet ar tai nebūtų tiesiog įvairingiau? Mano gyvenimą pilnas įvairovių. Irakas, Amerika, ko tik nori, tą turi. Na, supratau, aš tiesiog sutinku su Bimbadenu, kad iš tikrųjų jie, nu, mano manimu, jie netinka. O ką galėtų pasakyti žvaigždės? Ar jie suderinami ar ne? Nu, žvaigždės irgi rodo, kad nelabai žinokit. Nieko gero. O ką galėtų pasakyti Pauliukaitis? Aš manau, kad mūsų jaunikio hareme reikia ramios merginos, netokios, kokia yra va, šita kaunietė. Na, tai skelbiu muzikinę pertraukėlę ir kviečiu atlikti dainą Valdemarą. Pagal scenarijų kažkaip kitaip truputį turėjo būti. Teks dar vieną dainą pridurti. Tau nepatinka
kaip šukuojus rytais, kodėl kvėpuoju. Juk oras greit pasibaigs ir kam tos gėlės. Geriau nauja mašinas procedūros. Briliantų gale, kaip ir vakaryte, užgoji tu dudelę, nors į tamsos nebėratėja. Aš nebešoksiu pagal tavo dudelę, išmok groti melodiją realią. Aš nebešoksiu pagal tavo dudelę, išmok groti melodiją realią. Aš nebešoksiu pagal tavo dudelę, dudelę, dudelę. Ir nelakstysiu paskui tavo suknelę, mergelę. Viską kartoji, kad bado mano barzda ir kam tie ūsai. Jie jau seniai nemada, kodėl nekyla. Metus jau mano auga, nebus Maljorkos. Ir Kanarų nėra, kaip ir vakaryte. Išgroji tu dudelę, nors į klausos nebėratėja. Aš nebešoksiu pagal tavo dudelę, išmok groti melodiją realią. Aš nebešoksiu pagal tavo dudelę, išmok groti melodiją realią. Aš nebešoksiu pagal tavo dudelę, dudelę, dudelę. Ir nelakstysiu paskui tavo suknelę, mergelę. Ir vėl kartojas nuo pradžių. Nebeklausyk mano ausų. Aš nebešoksiu pagal tavo dudelę, išmok groti melodiją realią. Aš nebešoksiu pagal tavo dudelę, išmok groti melodiją realią. Aš nebešoksiu pagal tavo dudelę, dudelę, dudelę. Ir nelakstysiu paskui tavo suknelę, mergelę, mergelę. Ačiū. Mūsų laida tęsiasi toliau ir kviečiu į studiją trečią nuotaką Eveliną. Prašome į studiją, paplokime. Sveika, Evelina. Kas jūs atlydėjo šį vakarą? Mano geriausia draugė ir kartu Patruškė ir visokia stilistė Jevgenija. Kuo jūs užsiemate gyvenime? Na, gyvenime užsiemu niekuo. Neskalbiu, valgyt nedarau, kambarių nesitvarkau ir aplamai. O ką galėtų apie jūs papasakoti jūsų mieloji draugė? Tai žinoma galėčiau, kaip gimė. Taigi, jinai yra visų rankų darbo darbovė ten bedarbio padėjėja. Taigi, aš iš jos padariau belę kokį modelį. Belę kokį, paminėkime, kad galėtų iš mūsų tyčiotis lietuvių mokytoja. Taigi, ji buvo pelkių gražuolė. Pastebėkit. Jeigu norit, galiu iš jūsų padaryti Palmirką. Na, gal norėtumėt ko nors paklausti mūsų jaunikio? Pinigų turit? Kiek galima klausti mane šito laidoj? Kiek aš galiu pinigų turėti? Tai mes ateinam tik dėl pinigų. Kokie pinigai? Eurai, litai, ką tik nori? Kiek turi bankų? Klausyk, gražuolį. Visą pasaulį bankai. Ūkio bankas uždarytas. Sveikas, vištuk. Na, tai išklausykime, ką apie mūsų Eveliną sako žvaigždės. Jūsų kūrybiškumas priblokš visus. Jis pasireikš, jei ne pasiektais rezultatais, tai bent įsisukinėjimais. O ką pasakytų Pauliukaitis? Aš galiu pasakyti tik tiek. Tu nieko negali pasakyti. Manau, pas mūsų jaunikį Irake yra daug žydro dangaus, tad tenais dangų žydrynių nebereikia. Ir dar manau, kad mūsų va šitos nuotakos asmenybė tokia kiaura, kad scenos prožektoriai kiaurai peršviečia ją. Tu pats kiauras kiek kibiras. Ačiū, tu taip pat. Surūdyjas. Na, norėčiau, Evelina, paklausti jūsų, ar jūs tikite meilį iš pirmo žvilgsnio? Tai iššūkiai tikiu. O kaip mūsų jaunikis, ar jums krito į akį? Na, Bože, pažiūrėk, ar krito man į akį, užsimet. O, negaliu išpurti.
Na tai kaip matau, įkrito tikrai į akį ir manau visko gali būti, kad gali ir įsirinks ją. Tai laikas yra atėjęs staigmenai. Prašau pristatyti savo staigmeną. Prašome į priekį. Tai čia tau mano staigmena nuo karo, žinai, jeigu tu skambutis Ačiū už nuostabią staigmeną, prašome eiti į kambarėlį. Na, bimbadinai kaip mūsų trečioji nuotaka. Ar jie jums patiko? Suprantate? Žodžių trūksta. Kad į laidą ateitų Gamasiekas, to dar nebuvo. Nu, manau... Čia kaip to laidoj naša raša, ne? Na, manau, kad tikrai... Statybininkai, Rapšavas ir Žamšutas ir nieko nepadaro. Na, jūsų hareme tai tikrai būtų naudinga, nes iš tikrųjų ir būtų spalvinga tuo pačiu. Kokia naudinga? Jūs pamirškit visai, pažiūrėkit. Mano žmona turi būti mokėti ir skalbt, ir valgyti daryti viską. Ar jinai nemoka nieko? Kažkokį gėjų, atsiprašot, atsiveda į sceną, į kuris nieko nemoka. Kiek galima? Na, aš kaip supratau, tai tiesiog draugė ieškojo draugiai draugo arba tiesiog vaikino. Na, dabar pakalbėkime, kas labiausiai tiktų iš mūsų nuotakų. Na, mano manimu, tai tiktų pirmoji nuotaka, nes, kaip ir sakiau, kad jie iš tikrųjų yra labai panašus ir labai skirtingi. Tiesiog visko gali būti, kad įmanoma. Tai skirtingi ir panašus? Ir skirtingi ir panašus. O kom panašus? Ir panašus ir skirtingi. O tai kom panašus? Panašus viskuo? Skirtingi kuo? Irgi viskuo. Nu, gerai. Na, tai paklausykime, ką žvaigždė sako apie mūsų visas 3 nuotakas ir kuri labiausiai tiktų. Mano giliu įsitikinimu su kibiro žvaigždynu dera tik labai retas karvės žvaigždynas. Tokiu atveju čia tik tai trečioji nuotaka, labiau susijusi su jo horoskopu. Na, o ką galėtų pasakyti mūsų Pauliukaitis, kaip apie smegenis? Smegenys yra geros tik tais vienos damos, tai yra pirmos, tos kaimietės. Kaip tik haremį reikia melžėjos, nes ten pieno su žiburiu nerasi. Tad, manau, tiktų tik pirmoji nuotaka. Na, o jūs, bimbadinai, sutinkate su mūsų nuomonė? Sutinku tik su pirmąja dama. Suprantate, man kaime reikia melžėjos. Aš karvės nupirksiu, viską paimsiu. O ką aš eisiu su ta sutrė, kuri man nesugeba rūbus kalbt? Aš grįžtu po karo purvinas, ką man tada daryti? O gal galėtų ką nors pasakyti žmonas? Žmonas nemoka lietuviškai kalbėti. Gaila, taip norėjau pabendrauti su jomis, gal tiesiog būtų savo nuomonę pasakiusios. Jos gali arabiškai pakalbėti, jeigu norit. Na taip, bimbadinai, laikas jau apsispręsti, tai prašau eiti į tamsų kambarėlį ir įsirinkti savo nuotaką, o aš dabar skelbiu pertraukėlę ir kviečiu Valdemarą ir Eveliną į studiją. Paplokite jam. Atsiduosi jos valiai. Kai meilė pašauks tave vardu, nenusigręžk ir eik kartu, keliu sunkius tačiu keliu, tarp vėjų ir audrų. Ir kai jos sparnai apleps tave, pasiduok ir skris drauge, nors ten plunksnų jo švelnių baltų. Kardo ašmenys sudėti krauju. Meilė tau rodys kelią, jei atsiduosi jos valiai. Nemoka ir
jo švelnių baltų, kredo ašmenys sudėti krauju. Meilė mus karūnuoja, meilė mus ir nukryžiuoja. 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 Meilė mus auklės, kol tapsim gyvenimo širdies dalimi. Kai meilė pašauks tave vardu, nenusigręžk ir eik kartu, keliu sunkiu stačiu keliu, tarp vėjų ir audrų. Ir kai jos sparnai apleis tave, pasiduok ir skrisk drauge, nors atplauks nuo jo švelnių baltų, kardo ašmenys sudėti krauju. Meilė mus karūnuoja, meilė mus ir nukryžiuoja. 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 Sveiki sugrįžę po reklaminės pauzės ir kviečiu Bimbadeną, kuris susirinko savo mylimąją. Pakvieskime Bimbadeną. Prašau. Bimba! Bimbadenai! Bimbadenai, kaip tai čia gali būti? Jūs trys įsirinkote? Mano hararemai truko 3 žmonų. Neįtikėtina. Argi tai gali būti? Na taip, čia bus čia B, a čia V. Nu ir jūsų įsipildė tėvo palikimas. Na taip, tėvas duos milijonų. Na, jum linkiu laimės, džiaugsmą ir svarbiausiai meilės. O aš kai visada norėčiau palinkėti, kad jūsų mylimasis ar mylimoji ištartų jums: būk mano meilė. Ištars kažkada gyvenime. Taip, ačiū. Dabar mes turime jums staigmeną. Vyrukų kvartetą. Vieniši tigrai. Aš toks vienišas jaunas jūreivis, mindau svetimo uosto gatves, ieškau knaipės, kur gaučiau išgerti, nes niekad nieks nemylėjo manęs, nes niekad nieks nemylėjo manęs. Aš rūkau tik tai stiprią taboką, nesvarbu man prie ko tai prives, mano laimė man sukelia juoką, nes niekad nieks nemylėjo manęs, nes niekad nieks nemylėjo manęs. Aš ėjau keliais, aš ėjau kalnais, aš ėjau žemę, skridau ir dangumi. Dėl tavęs tokios, kurios nebuvo niekada.
tu toli. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Bet atėjo lemtinga minutė, kai nutilo gaida netikra, kai net žodžių visai nebėra. Jau sudeginai tu, net viltys sugrįžti. Viskas buvo ne taip, viskas buvo netikra. Ir tik viena ranka liko vienatvė, jau sudeginti tiltai mūsų praeitį. Vėl prisimenu, kaip sėdėjom mes visi kartu ant taurų kalno. O babaėliai sukosi ratu, kol nebus žinosim, kad mes kartu. Geri draugai, kurių nėra kažkur tenai. Ir net ir šiandien tu vienas vėl likai, neverk žinot, viskas bus gerai. Nėr blogų neverk, nėr blogų neverk. Mano broli, tik neliūdėk, nėr blogų neverk. Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau truputį iš to, kad nemiegojau jau antrą naktį spaudžia, kas nuo gardo spaudžia, kažkur kur širdis prisiminus tavo veidą, o myliu. Turbūt aš tave myliu, kažkas keistas jaudulys dabar mano krūtiniai, mano meilė, jog širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Aš tampu labai liūdnas, bet tada su savaitę negalėčiau iškęst. Tu iš pajūrio, aš iš sostinės, tavo rankos per savaitę tik kartą glosto, o myliu. Turbūt aš tave myliu, kažkas keistas jaudulys dabar mano krūtiniai, mano meilė, jau širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Myliu, turbūt aš tave myliu, kažkas keistas jaudulys dabar mano krūtiniai, mano meilė, jau širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Valanda po valandos neužtenka jėgų sulauk pagaliau susitikimo dienos. Nebelauksiu, nebeištversiu, pilnas bakas ir aš kelyje pas tave. Myliu, turbūt aš tave myliu, kažkas keistas jaudulys dabar mano krūtiniai, mano meilė, jau širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Myliu, turbūt aš tave myliu, kažkas keistas jaudulys dabar mano krūtiniai, mano meilė, jau širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Dabar visi myliu, turbūt aš tave myliu.
tik tau myliu. Turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar mano krūtinėj, mano meilė jau širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šio tik tau myliu. Turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar mano krūtinėj, mano meilė jau širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šio tik tau. Ką, ačiū. Geros šventės rytoj. Suraskit savo poras. Iki. Aš jau įsimylėjau, einu pas tą su treningu.